Labą dieną, geriausia draugė. Kaip jūs gyvenate? Šiandien mačiau, be galo laiminga esate. Žiūrėkit, aš irgi iš Aš jūsų. be galo pozityviai ir manifestuoju, net nesuvokiu. Manifestuojate? Aš tai kaip jūs valgyt pradėjau laivę. Iš jūsų mokausi iš geriausių. Evelina, ačiū. Magau, koks sutapimas. Mokausi iš geriausių. Kad čia valgom. Agurkinės rūba. Oho, koks sutapimas. Aš irgi tokią valgysiu. Nemeluok ir nejuokauk su manim, ble. Aš nemeluoju. Hebra, Kristė iš tikrųjų mane mylio nesaprė. Kai saprė taip su ją pasiilgė. Geresnis saprės nori imperatoriaus. Kai saprė taip pasiilgė su ją, į Kristę man paėm pradėjo siuntinėti video. Aš tau nesinčiau jokio video, baig meluot. Labas. Baig meluot, aš tau nesinčiau jokio video ir nieko nesinčiau aš tau. Hebra, judam tik su X-Festo taškais. Reik Mariuką topę pasivyti. Aš ir turiu vasriubą iš dienos pietų. Agurkinį. Tiesi esam topuose. Skanaus, ačiū. Metam komandinė širdelės ir X3. Bandom judėti su Festo, tik su Festo dovanėlėm, Hebra. Aš iš valgyklos pasėmiau kavelių, kai norėsiu sriubos pasišildyti sriubą. Karočią, ačiū visiems, ką iš čia meluoja. Iš valgyklos pasėmiau tą sriubą, kai norėsiu pasišildyti, jeigu bus atšalus. O tai ką iš čia meluoja, aš jam nieko nerašau ir nesinčiu, kiek jis meluos. O kiek tu meluosi, kad aš tau rašau, siunčiu video, dar kažką. Kad tu man kažką mokėjai, kad kažką tarėmės, tu žmonėm parodyk. Kodėl jūs jo tikit be įrodymų? Tai dėl video pajokavau. Tai tu ir vakar sakai, kad pajokavai, kad tarėmės ir mokėjai, bet tą melą pasakė, kad visi kartuoja tą melą. Aš tai jokauju, aš pasakau tiesą. Bet kai kur tikrai tiesą sakau. Sančianačiu. Iš Dubysos. Labas, ačiū. Dubysa, valgykla, Dubysa. Labą. Ačiū. Aš sakiau, kad ir namus ir turtus visus praradau per tavo kortas. Ir per tavo būrimus. Per kortas aplamai nieko nevyksta. Kortos parodo, kokiu veiksmu imtis ar nesimti. Taigi mane prakeikiai, kad man nesisektų daug kartų. Kortos tik parodo galimybių teoriją, kai bus vieno ar kito O atveju. kodėl man toliau viskas sekasi? Paaiškink. Kortos nieko nesprendžia, tik parodo galimybės, kas bus žengęs vieną ar kitą žingsnį. Kodėl viskas, ką tavo kortos rodo, man gaunasi atvirkščiai? Kadangi kiekvienas veiksmas ar žodis turi to veiksmų, viskas nuolat kinta. Labą. Ko tu Tau nori? viskas priešingai, jo? Ko tu nori? 3x. Tai pasakyk žmonėm viešai, kad melavai. Dėl ko? Dėl to, kad mes kažką tarėmės ir kažką mokėjai. O tu žinai, Pauliau, kad melas yra savaiminis prakeiksmas savo. Nėra jokų, nėra bairių, nėra manipulacijų. Kiekvienas melas atneša prakeiksmą savo. Čia nemelas. Aš tikrai tau mokėjau. Tu man nieko nemokėjai, ką tu čia meluoji toliau. Tu vakar prisipažinai. Būtų dėžutį gulėjo štuką eurų padėta tau. Dėžutė gulėjo šūdo gabalas. Šūdė. Žaislinis pabėjo. Tu toliau meluoji. Sklinda gandai, kad mes viską susitarę darėm. Mes nieko nebuvom susitarę. Ačiū. Mes nieko nebuvom susitarę ir tu labai kai ką siūti. Aš surežisavau tobulą tik tokį filmą. Nerijau, ačiū. Tai ne filmas buvo. Jis atėjo numušti vibracijų. Tai apie jo melą ir šneku, nes jis jau buvo prisipažinęs ir toliau meluoja. Kadangi jis meluoja, man nėra reikalo. Tai ko čia gynėjai, kad čargam? Nes tu meluoji toliau, manipuliuoji, įsidirbinėjai ir toliau mane įžeidinėjai. O, nukrito, matėt, nukrito, jis toj nukris. Gerai, Toj jokauju. nukris. Čia ne jokai. Man patinka pajokauti. Patinka, čia nėra. Tada. Viskas turi pasiekmes. Skanaus, ačiū. Tai kaip tu nepasimokai? Aš neturiu pasimokyti iš to, kad tu nusikaltimus darai ir blogą darai. Tiesiog pamiršk savo kortas. Išmesk nachren tas kortas. Kodėl tu loji ant mano kortų? Nes jos rodo viską, atsitinka Bet rodo, tau. ne, išmetu, jeigu meluoja apie kortas. Pastebėjai?
Kortos rodo tiesą, dabar Eglė yra ar ne? Eglė, kur rašė apie spiną, yra ar ne? Patapinam, pašėrinam, pasidalinam, atsiunčiam komandų širdučių, tampam super gerbėjais. Jis norėjo numušti man vibracijas. Nenervuok manęs, kad sakai pagaliau, jeigu tu man įmeti 100 eurų į sąskaitą. Ok? Labai sunervino jo toliau malai ir taip toliau. Čia buvo tam tikrų keistų ženklų ir nesklandumų. Ir smuša vibracijas. Klausiu, ar Eglė ar ne? Ir norėjo kortų. Aš dabar pasrušus jas išmesti. Ačiū, bet jos turbūt nebėra, ne? Nuėjo pas kitus. Taip jūs sunervino, taip jūs muša vibracijas, taip erzina, taip provokuoja, taip meluoja, nes aš melą nekenčiu, manipuliaciją ir taip toliau. Eglė, aš trečią kartą klausiu, daugiau nebeklausiu. Labas, nes jinai atėjo parašė nesąmoningą nesąmonę, man numušo vibracijas, aš įsigandau, susinervinau, kad čia vėl nesąmonę su spinom daryti planuoja, nes tai buvo neaiškus tekstas. Ir kadangi žmogus tikrai žino, kas man buvo padaryta 2 kartus su spinom, kad, tiesiog reikėjo prašyti išmesti kortas ir priminti, kad, į privatą, bet to turiu mano messengerį. Yra Eglė ar ne? Prasimutino energiją, bet mano vibracijos visą pačią numuštos ir jau migrena. Gerai, nėra, tai nėra. Jie ant karmos. Antrą kartą neprašysiu. Čia tą laužė, čia tas numušo, čia tą numušo. Okay. Lab. Reik man, kad cigaras nepasimatytų. Ne, neburs. Tu ne tas žmogus. Ne vienodas. O, dar tas padals atėjo. Patapinam, pašėrinam, pasidalinam, atsiunčiam komandų širdučių, tampam super gerbėjais. Yra moda ar ne, kas prisiginėtų? Vėl tai spėjim. Aš atėjau labai pozityviai ir taip turiu užpuolę, tai tas. Labiausiai šiaip sunervino Eglė Arša, tai čia pohui, žinom, koks yra. Jeigu gali parašinė. Bet Eglė šitaip sumarūdino tą spiną. Neaiškiai parašė, tada norėjo kortų, kai jau prasivalė energiją. Ir galiau išmes dingo. Ir kai žmogus ir tavo messengerį gali parašyti privačiai, aš noriu kortų, ateinu į laivą ir taip toliau. Tai kam reikia tokias nesąmones daryti? Jūs dar žmogų, pavyzdžiui, žinot, koks čia potrauminis stresas? Kai 2 kartus būna sugadinta spina. Koks potrauminis streso epizodas gali išleisti žmogui, kuris yra silpnesnis? Kai parašo kažkas, kaip ten parašė, prisimink spiną? Tai prisimenu, užklijavo 2 kartus, nežinau ką daryti. Buvau gatvėje, kai man grasino užmušti nacho laiptinį. Prisimenu. Koks gali žmogui potrauminio streso epizodas išleisti? Ir kadangi nenorėjau iškart mest kortų, ką rodys nesąmonės nachai, susijęs su ta energija, pasakiau, palauk, ir dabar dingo. Žmogui panikos priepuolis iš vis gali prasidėti. Juk stiklų neįdėjęs.
Blokuot niekas negali, tik aš. Moteris gali mutinti arba prisaginėti panašiai, bet bloko funkcija visiems nuimti. Jeigu nori, galiu duoti. Bet bloko niekas neturi. Daviau tą. O blokuoti, ką aš galiu, ne vienas mas neturi tos funkcijos. Gerai, kodėl aš nervinuos? Kodėl aš turiu giniot žmogų, kuris atėjo nesąmonę parašė ir taip toliau ir aš turiu ieškoti, kai išmest kortas. Nu kokia aš esu? Nu taip vibracijas numušo. Visi viename. Bet rimtai aš kartais nenormali. Gerai, susimam. Patapinam. Reiktų 3 viename pasidaryti. Patapinam, pašėrinam, pasidalinam, atsiunčiam komand širdučių, tampam super gerbėjais labuką. Iš naujo reikia pradėti, nu tai ką. Tai visą laiką atein blogis, bet neįmanoma, kad nepaveiktų. Kai esi jautrus ir išdirgintas. Labą, tuos 3 viename. Labą. Nu tai galvoju, kad reikia normaliai pavalgyti, šiandien tik vienas muštinio valgyti. Gal su pasinoriu, aš noriu omletą įsikė. Bet matot kaip čia. Tas vats. Nu, nusiraminai. Ko tu nori, tai tau reikia nusiraminti. Na, aš tai ramus. Tau reikia nusiraminti ir atsispachajin. Tu loji ant kortų, tu toliau grasini, tu toliau žemini, tu toliau tyčioji. Tu toliau naudoji psichologinį smurtą. Aš ypač nekenčiu, loja ant kortų ir įsidirbinėja kažkoks žemės kirmelė. Visiškai asocialas, visiškai infantilas, visiškai psichinis. Taip. Ir dar ėsdamas kažkokią sriubą drįsta apie šūdų dovanas kalbėti. Taigi psichinis ligonis esi. Vemti tokių. Apie tave. Viskas apie tave. Apie tave. Galvoti ilgai nebegaliu. Ir tu tai žinai savo akim. Man melavai. Nebegaliu. Ir tu tai žinai. Žiaurytum. Ne aš. Negėda to dainuot. Tikrai ne aš. Tu toliau tą patį darai, nes tu esi psichinis ligonis, kuris nesugeba normaliai bendrauti, kontaktuoti, neįžeidinėti žmonių, amžinai žeidinėji, amžinai vaidini, kažkoks Miunchausenas, narcizas ir taip toliau, zizė atsibodusi esi. Patapinam. Taip. Tu žiauri babalinzė. Bet kiek tu ligonis, kad tu nesugebi nei kiek normaliai bendrauti? Koks žemas lygis amžinai savo patyčiam ir šūdų malimais. Apgailėtinas vienas sėdi kažkokią sriubą ir kažką vaidini. Da vaidini kažkokį įsilavinusi karočią, kai tu iš vis loji karočią apie šūdų dovanas ėsdam sriubą, blė. Tai čia normalus. Geriau palieku, kad utėlis pasikurtų greičiau. Sakiau, kad sriubas pavydim. Jaučiu rimtai pavydim. Bet vienas už kitą gražesnį šiandien vyrukai, su kuriais susitinku. Pavydi sriubas? Toks ženklas. Imperatorius arti. Visi mano skonė šiandien su manim kalba ir sveikinas. Aš 9 dangui. Galbūt šią naktį. Aš naktinis įsiskalbiu. Vėl. Dar vieną ražytę patapinam, pašėrinam, pasidalinam, atsiunčiam komandžių, dučių, pasiekam po fanu. Man patinka tokie tamsus, rudom akim, ypač su barzda. Tai tokia barzda. Gerai tyliu.
Tikiuosi, kurieris nežiūri. Tai aišku, nežiūri. Kitą kartą tempsiu. Kur mano kava? Dabar 5 sekundžių. Kitą kartą gali tempti? Jūs 5 sekundžių. 2x. Judam su karsto taškais, hebram. Einam kavos. Taškais judam. Ačiū 2x. Kažkas meta, babanį. Ūtelės meta. 2x. Dieve, koks šlikštus tu esi, pilnas blogio, pilnas negatyvo, pilnas, nežinau, kažkokių šių dalykų. Iš tavo burnos tu valgai. Arša, tu supranti, žiūrėk. Tu valgai ir tu žemini, dergėsi, žeidinėji ir kalbi bjaurius dalykus. Ar tu supranti, kad tuo metu tu suvalgai viską, ką tu kalbi? Kai tu valgai. 100 metų, ačiū. Ar tu supranti, kad tu valgai visą savo išpiltą mėšlą? Ačiū labai visiems. Ar jis supranta, kai jis dabar valgant pasakė daugybę baisių dalykų. Ir jis visą tai suvalgė. Ir tai pavirsi ligas. Jis nesuvokia. Valgant tokias bjaurybės sakyti, karočią, iš pedofilės tik pinigus imti, karočią. Tu gali tą patį šnekėti. Nes tau tik pedofilė meta pirmoji numerį. Nu. Ir tu ėdi ir šūdą mali, supranti? Ir tu suėdi tą mėšlą ir tau bus labai baisių ligų. Nes daugybę šlikštinių pasakai, ėsdams tą savo sriubą ir dabar karštą. Labai daug baisių dalykų pasakai. Bet tai esi ant tiek atsilupęs ir iš vis žemo intelekto, žemo sąmoningumo, taip pat žemo emocinio intelekto, turintis daugybę kažkokių traumų. Žino, kokia tu. Ką tu čia gydai? Nėra jokių visi. Ne visi žino. O ne Vilniui. Su manim Vilniui. Kartais tik Boring. Dabar taip, ką mes turim padaryti. Man tai kas juokinga. Čia yra labai rimti reikalai. Ir aš turiu pilną pozityvų ir jis jį numušinėja. Kodėl tau taip nepatinka teisybė? Žiūrėk, Vasą vakar su manim visi fotkinosi ir dėkoja. Dėkoja, kad yra taip. Prie ko čia teisybė, jeigu man nepatinka negatyvas? Šlikštinė, nu. Muša vibracijas, loja nesąmonės ir dar peza giriasi. Koks sveiko proto žmogus sakys, kad šaunu šūdą nešioti ir įteikinėti? Koks sveiko proto žmogus fotkinsi su žmogum ir sakys, bravo, šūdą panešiok? Netikiu, kad taip yra, jeigu ir taip yra, tai yra nesveika. Ir man tikrai čia nėra kažkoks pasiekimas. Metų pasiekimas, šūdą panešiau ir įteikiu. Bobai, kurių nukankinta, kalėdų proga. Koks sveika proto žmogus nešiosis, vežiosiu šūdą supakavęs? Visiškai numuša vibracijas. Žadėjau omletais, kad pabaigsiu tą vakarykštį beliašą geriau. Košmaras. Tik Monika palaikė tą persekitą pedofilę. Mane labai daug kas mėgsta, manęs vieno tai nemėgsta. O jeigu ir nemėgsta žmogaus, šūdo nešiavimas ir teikimas kalėdų proga yra degradacija. Ir psichiškai nesveika. Bet aišku, psichiniai ligoniai nesupranta, kai nesveika. Koks lygis nešioti šūdą? Aš negaliu su juo bedinti, nes jis numušinį vibracijas. Ir apie maistą pasakiau tiesą. Jis sakė bjaurius dalykus, šlikščius dalykus, valgydamas ir sriubą ir karštą. Nu taip, žemo lygio boba Paršauskas. Ir turi tą. Paršauskas yra žemo lygio boba. Negražiai laiką praleido. Ne, aš nešiosiu šį išmatų ir nepilinėsiu, tai nenormalu. Ne visi. O tu juos gini. Nu tai šaprės mirda šūdu. Čia jo kvapolai. Nu, aš nesuvokiu. Jisai, Dieve, ką tu čia? Netyčia kažką pakviečiau. Tau sukravingė bus.
Žiūrėkit, labai jeigu rimtai muša vibracijas, jis kalba baisius dalykus, bet kad valgydamas sriubą ir karštus tiek bjaurių dalykų pasakys, tai suvalgė. Tai yra baisios ligos ir jis greit bus ligonėje. Todėl, pizda, einu aš porkį. Aš kosmos, aš nesuprantu, jisai vaidina tokį protingą, įslavinus ir apsiskaičius ir nesuvok tokių dalykų. Patapinam labas, patapinam, pašėrinam, pasidalinom. Atsiunčiam komand širdučių, tampam super gerbėjais, nu čia krūpų viskas, nu. Jis tuo didžiuojas. Normaliam žmogui būtų gėda, bet normalus žmogus to nedarytų. Bet jis dar tuo didžiuojas. Jis tuo didžiuojas ir sako, kad kažkas veikiama. Ir amžinai visi visiems, tu gali apie save kalbėti. Ne visi. Tu gali apie save šnekėti, ne apie visus. Ir dar sakyti, kad kažkas fotkina savo šūdų įteikimo ceremoniją. Čia psichiškai nesveika. Ir save taip žemina toliau. Ir šiaip ką, tu paleidai visatą, tą pritraukė. Tai tiek jis savo prisitrauks tai, ką paleido. Ir tie, kurie tai palaiko ir sveikina, ir jam patinka ir gėrisi, jie šitą gėrį prisitrauks savo irgi. Mąstykim, aš noriu gero. Todėl aš pozityvą žiūriu, aš manifestuoju. Aš kad ir kaip sunku bandau pozityvą išvelgti. Ir, kitaip. O čia ateina ir peza nesąmonės. Ant kiek šliukštus. Ir dar valgydamas. Valgo sriubą, valgo karštą, apie ką kalba. Yra tas posakis, ką tu suvalgai, tu arba gamintams maistą, ką kalbi, arba ką tu valgai ir kalbi, tu suvalgai tą energiją. Ir jinai, tai jeigu tokį blogį valgai, jisai tau atneša tą, čia kosmosas. Ačiū. Žodžiu. Kai žemiau kris negal, krent dar žemiau. Kai durniau elgtis negal, dar durniau. Ačiū. Tiek supuolė brudai. Ir jis lenda. Lenda. Man reikia susipult savo pasidaryti, ką reikia. Nežinau. Aš nežinau, Dieve, jūs man ženklą, ar man leisti jam bristi, ar gana. Kurio keliai, aš turiu normaliai pasidaryti, kad šitą omletą pasidaryti. Jau vakar nevalgiau omletų. Smarūdinu. Nežinau. O Dieve, vaidenasi. Nieko panašaus aš nesudarius ir kalbėjusi, ką jisai. Taip, ką čia nonsensas. Mano pareiga mokyti žmonės. Jų pareiga elgtis atitinkamai kiekvieno. Tai yra baisu tuo didžiuotis, mėgautis, skatinti ir taip toliau, nes tu tai pritrauki. To, ko mėgojas, to, ką skatina, to, ką palaikai, tai pritrauki. Aš pozityvą noriu pritraukti. Gerus dalykus. Ryžtą, drąsą, narsą. Nepasidavimą, bet kokiai situacijai žvelgti gėrio, atrasti. Ir taip toliau. Ir aš norėjau čia pamest kortas ir eit pasidaryti omletą. Bet sumarūdino visi per visus galus. Ir nežinau, kur akimas, va čia pasidėjau akimą. Mums reikia vėl pasikelti vibracijas kažkaip. Ir Paršauskas lenda dar. Šiek. Nusiraminai, pavalgiai ramesnė. Aš
pavyzdžiui, kai pavalgau, tai ramesnis esu. Tau taip pat. Daugiau turi, 40 turi. Ačiū. Daugiau jis turi, virš kem winų turi Mariukas, kem 5. Nu, kebra, pasirenka mes winų, jeigu išeis, neleidžiame jai nuslaipinti. Reiks su festo taškais, kebra, pasikurti. Austi, ačiū. Diliukai, labas. Taip, ačiū. Susidėžiu. Ką tu ten dar komentarų klausai, blėt? Patildyk tą gaidį savo. Di, ačiū. Ką tu ten klausai per gaidžią? Diliukai, ačiū. Ko tu ten žiūri, blėt? Ačiū. Gyvenimas žiūri. Andriu, ačiū. Ačiū visiems. Gyvenimas žiūri. Gal dar arčiau kameros būk. Ant ko tu ten vedinėjai? Ką tu susidėdai? Ką jį čia daro, tėvą? Šiurpas eina, kai jinai taip žiūri, daro kažką. Ką tu tam darai? Vėl žinai, dafasi. Tu kiek kartų dažaisi į dieną? O gali nusidažyti kaip Kleopatra. Pasidažyti. Man patinka Kleopatros. Ačiū. Blokai. Tai čia nereiškia, kad tu Kleopatra. Tu manai rimtai, kad tu Kleopatra? Labas, blok. Sako, ačiū. Tu manai, kad tu Kleopatra? Ačiū. Už ką tu man dėkoji? Judam su festo kamuoliukais, va, kur Monika meta. Di, ačiū. Visi sukuriam su šitais kamuoliukais. Zapasonai. Monika, ačiū ir tuliačiu. Ačiū visiems. Su šitais festo kamuoliukais bandom pasikurti. Reik kilt topę, reik vytis Mariuką, nes kitaip ašarų kontens nusimato, blia. Ir sumetama pačioj bilietėlius, kas dar turit. O neim ačiū, Mariukai ačiū. Ačiū visiems. Laura ačiū. Boltai ačiū. Danielė ačiū. Neim ačiū, Srailiu ačiū. Tai ačiū imperatoriui. Kadangi imperatoriui labai nepatiko Louis Vuittonis Divalkė, man jis padovanojo Chanel lūpdažius. Nesu turėjus tokių. Bet čia tik pradžia, nes imperatorius yra paruošęs Pauliui ir Sapriai labai daug įdomių dovanų. O kas tas imperatorius? O parodyk šitą Chanel lūpdažius, čia original? Tai kaip tu gerai uždirbi, jeigu tu Chanelio lūpdažius perki? Po kiek tu vyrinį? Aš jų nepirkau. Gavau dovanų. Oi, taip. Ir patikėjau, kad tau kažkas Chanelio lūpdažius gali dovanoti. Patikėjau. Kas čia? Vodai čia? Žiūrknačiai? Vitaminai. Gavau dar vitaminų. Ačiū, Veronė, ačiū. Ir magnio, ir kalcio, ir vitamino D. Tai kas čia tavo imperatorius? Vakarėlių sielą tavo atsiuntė, ble, iš Ispanijos pazelkas. Vakarėlių sielą dovanų prisintinėjo. Tai nepadėlka. Kad trūksta iki Mariuko. Nu, daug. Bet aš tokį neturiu. Sakau, prabangiai gyvena, ble. Apie kokią prabangą kalbi, kad žmogus man padovanojo?
Vitaminų ir lūpdažį. Nesakė labai su taksu važiuoji. raudonas spalva ant manęs. Kodėl tu, pavyzdžiui, netaupai pinigų? Aš dėl jo nusidažiau plaukus raudonai. Tada tu su taksu važiuoji, primetat? Apie kokius pinigus tu kalbi, kai apie mane Nu, aš, uždirbinėjai? pavyzdžiui, nežinau. Aš bet kokiu atveju takso dėl 100 Norėjau metrų visas nekeičiu. kojas, Kad ir suprantu. kokia mano finansinė situacija, čia nėra esmė. Aš takso niekada gyvenime nekvieščiau dėl 100 metrų. Pauliau, tu esi labai giliai įbridęs ir brendi dar giliau. Tau sulaužys Dėl koją. ko? O ką aš dabar pasakiau? Man Nes sulaužys mano koją? koja yra Kas labai sulaužys blogos man koją? būklės. Kas man sulaužys koją? Dievas. O gal tau jau sulaužė Neįsiu jokių koją? ribų. O tai sakėjai, tau jau sulaužė koją. Ką aš dabar blogo Bet pasakiau? apie prabangą, kai iš mano skerdimų uždirbai dahuja 1000 eurų per porą savaičių. Skaičiuoju prasme? mano centus. Tiesiog, tai Ir gerai, pavydi kodėl tu to, taip kad teigi? žmogus pamatęs dovaną, kurią tu su Osaprė įtikiai, atsiuntė man tikrą dovaną. Nes žmogui labai pikta buvo. Aš netikiu, kad ten originalus Šanelio lūpdažiai. Man Parodyk iš nerūpi. arčiau. Parodyk iš Man arčiau. nerūpi. Ten Šiaulių Bet čia turgui tik nusipirkai originalas. pati. Esi padėjau, kad čia nusipirkai. originalas. Jo, tu originalas. Iš Gariūno originalas nebent. Blet, sako, jinai originalas. Tu manęs nejuokink. Sako, blet, jinai originalas. Nu, tu mėgsti bajeriukus. Tu mėgsti Man bajeriukus. virsardžiai nerūpi, man svarbu žmogaus, žiūrėk, man svarbu žmogaus noras, žmogaus intencija, žmogaus pozityvas, gerumas ir taip toliau. Daugiau man niekas nerūpi. Svarbu geras veiksmas, nuoširdus. Labas. Labas, hebra, visiems. Jei 60, aš nežinau, kiek nesigilinu. metų. Paklauskit jos pati. Jos pačios patys paklauskit. Aš nesidomiu, kiek jai metų. Viktorija, ačiū. Labas. Keturias rožės Kažkaip patapino. ant originalų tiek nebūna priklijuota visokių raidžių ir panašiai. Tu matai, ne? Lūpdažiuose nenusimanau, Tu hebra. matai. Tu matai, ne? Aš nežinau, hebra. Ko tu čia tokia pasikūrus? Žiūrėkit į pasimatymą, jinai galvais. Dovanų gavo, visko gavo. Jau laiminga buvau. papanėlė, juda. Juda papanėlė. O Gulbio ežeras patiko šokti. Labas, hebra. Klaudėjo. O šiandien jinai labai laiminga. Ačiū. Ačiū. Gavo Šanelį. Gavo Šanelį iš Šiaulių turgaus dovanų laiminga. Apgailėtina. Pameluok. Ką, hebra, X3 bus, X3 bus. Pameluok. Pameluok. Ir judam tik su festo dovanėlėm, hebra. Su tais akiniais galim judėti, kur festo yra. Tada va su šitais galim judėti ir su kamuoliukais. Ir su kamuoliukais, kur po vieną vakar Viktorija įmetė, kur Monika metė. Visi kartu, hebra, uždarinėjom. Uždarinėjom šitą pergalę ir judam būtent su festo dovanėlėm. Visi kartu, hebra, teamwork, Viktorija, ačiū. X3 nepasiduodam, kad nenustebim. Jeigu nustebint, nežinau. Čia bus ašarų pakalnė, blėt. Įmetė į pirštinę. Kam tu metėjai Maksiukę pirštinę? Eglė pirštinę. Eglė, kam tu dabar išmetė į pirštinę? Labą. Reikėgi taupyt. Per klaidą. Tai dabar jau judam. Hebra pirštinė ir X3. Geriausia proga mest. Pirštinė ir X3 geriausia proga mest. Baudžiam dabar jau. Nu čia tai mega feilas. Veronė, ačiū. Na. Jinai pasipūrus šoka laiminga. Kas jį ten ką pažadėjo? Pažadėjo, kad man ir Saprei kojas sulaužys. Čia tokių laužytojų, žinai, už 3-5 metus man laužo kažkas kojas. Labai laukiu, ble. Jeigu man kažkas įrodys, jeigu kažkas man bandys įrodinėti, kad tu ir pedalas neverti to, aš jums patys... Na visų pirma, Paulius Ašauskas pasityčia iš mano kojos būklės, todėl, kad tai egzistuoja karminis dėsnis, kad dievulis paims jo kojytę. O šiaip jūsų reikalas, ką daryti... O kodėl tau kojas lūžus? O kodėl tau koja pačiai... Sakyk, tau pačiai koja lūžus.
Aš atlieku tai, ką reikia, o Paulius Aršauskas brenda Atsakyk man, kodėl tu sakai, kad 9 tau pačiai metus bus koja lūžus. šiknoja. Beje, tie asmenys, kurie dabar jį palaiko ir kiekvieną dieną palaiko, manifestuoja jo likimą. Sveikinu. Sveikinu tuos, kas mane palaiko. Žiūrėk, mes Bet mylime tokių yra vieni vienetai, kitus, bet tai labai pas gerai. mus only good vibes, Nes o tik pas tave vienetai only gali bad gyventi vibes. utopijoj. O kur skirtumas tarp mano Tik vibe ir vienetai tavo vibe? gali gyventi aukso amžiuje. Tik vienetai. O pasakyk, kodėl pas tave koja lūžus pačią? Karma? Kaip tu sakai? Ar kaip? Mano koja lūžo dėl to, kad žmonės gautų dar daugiau testų, kaip jie elgsis su manimi tokiu atveju. Man irgi gal lūž koja dėl tos pačios priežasties, ką tu čia kalbi. Ar man dėl kitų priežasčių lūž? Išmanifestavo. Turim. Girdėjot, ką jis pasakė? Turim. Kad jam Jei lūžtų. viskas atsitiks, ką man linki. Čia faktas. Aš to nieko nelinkiu, tik pasakiau, kad tu tyčias iš traumos ir Kodėl tau lūžo koja, man palei paaiškink. Kodėl tave išmetė? karmenės dėsnius, tada tu gauni tą patį, iš ko tyčiaisi. Aš tai nesityčiau iš tavęs. Kaip aš tyčiausi? Ko, neturi ką pasakyti? Nesu niekada nieko Žiūrėk, neturi ką pozityvaus. pasakyti džiobčiai, o tada Niekada galvoju, nieko ilgai, ką teigiamo, pasakyt. tik blogis Jūsų galva. pilas iš tavęs. Tik blogis. Vien tik blogis iš Čia tavęs. nieko nemetam, tik tapinam. Vien tik negatyvas, blogis, Taip pat šlikštynė, galite komandinės širdelės, Hebra, dabar suspaudžiat. Suspaudykite apačioje komandinės širdelės. Būčiau labai dėkingas. Šitos komandinės širdelės labai padeda laivui, kurio apačioje. Taip, ačiū visiems, atsiuskit komandų širdelių, patapinam, pašėrinam, pasidalinam, tampam super gerbėjais, pabandom laimėti, o daugiau pažiūrėsim. A, ne, ačiū. Sandra, ačiū. Ačiū, Pauliu, už pozityvų blogį. Ačiū. Ir už ką. Ačiū. Ačiū. Aš esu pozityvus blogis, o tu tikras blogis. Hebra, gerasis blogis kaip aš turi laimėti. Vaida, labas. Hello, Hebra, visiems. Kas turi festo bilietėlių, Hebra, įmeskit, būtinai apačioj paspaudinėja. Jie nieko nekainuoja, tai apačioj tie festo bilietėliai. Būčiau labai dėkingas. Os festo bilietėlius galite rasti prie pirštinius skiltėje. Pirštinius skiltėje, visi sumetam. 3 milijonus klauso, tu išjung šitą dainą, nedrįsk jos klausyt, ble. Išjung šitą dainą, aš tau įsakau, ble. Mano mažutės. Tavo karalius tau įsako, išjungti dainą. Kitaip daugiau gyvenime manęs ir saperis nematys. Jeigu šitos dainos klausysi, daugiau gyvenime tavęs niekur nevaišinsim ir nekviesim. Ir gėlių nedovanosim. Jeigu klausysi toliau šitos dainos, tau negalima klausyti šitos dainos. Nedrįsk. Jei dar liepk liemenuką užsidėt. Tu be liemenuko? Minikai neklausia tokių dalykų. Pats eik. Minikas, puikiai žinom, kurios orientacijos ir šitas. Papagėlės nepriimsiu, žmonės busit blokuojami. Pradžiai mutinami, jeigu reikalausite, aš apie langelius buvau pasakęs ir man to nereikia. Kitas dalykas. Čia jo, kas ką nori, tas tą daro, jūs labai duhinat save, bet aš to ir sveikinu. Ką aš daugiau galiu pasakyti? Neklauskite, kodėl nėra jums vietos prie stalo. Neklauskite, kodėl jūs valgo tai, ką pateikėt kitiem. Neklauskite, kodėl kas ir kaip. Nes kiekvienas renkamės savo kelią, savo veiksmus. Ir jeigu nori turėti viską, turi labai daug pastangų įdėti. Be pastangų to nebus. O kentėjau aš viena. Ir kenčiu aš viena. O brenda labai daug. Tai yra jų pasirinkimas. Kiekvienas už save. Žiūrėk, karočią, nesvarbu. Ačiū. Vaidai, ačiū.
Šiek specialiai paleis. Specialiai, Jis psichinis ligonis yra, kad gali spręsti, kas ko gali klausyti, ko Tu ne. negali klausyti tokios dainos legendinės. Jis yra psichinis ligonis, kad neleidžia man klausyti mano močiutės dainos, su kuria aš užaugau. Jis yra psichinis ligonis, kad įsivaizduoja, kad gali spręsti, kur kam būti, ką daryti, ką kalbėti ir kaip elgtis. Jis yra psichinis ligonis, kad skaito žygdarbių šūdo Žiūrėk, nešiojimą. Babanė, aš į tave panašus, kai žiūriu į ekraną. Panašus kebraja. Ar nepanašus? Mes geri, mes galingi, mes šiandien laimėsim, jis sakė nevelnio. 3000 kartų buvo teisus. Čia aš teisus. Čia aš teisus. Čia apie mane dainuoji. Ne. Apie mane dainuoji, žinau. 9 kartus iš eilės. Eura, dar paskutiniai keli mačai ir turėsiu lėkti. Pasistengiam nepaleisti tų vainų. Kiam Paulius pribrido giliau. Dar keli mačai ir turėsiu lėkti, Hebra. Nepasistengiam nepaleisti šitų vainų. Monika, gavai pirštinę. Saugok vakarų pirštinę, Monika. Ateik vakariai, jeigu galėsim. Mes nesusitaikėm, jis toliau brenda giliau, tyčiojas ir dergės ir tie, kur jį palaiko. Bet jį palaiko pagrindė pedofilę persekiotoja mano titos draugė, kuri kartu prekiavo nuotraukom porno vaikų. Tai va, tu nesuvoki nieko. Esmė ne tame. Esmė yra, kad kiekvienas atsakingas už save. Kiekvienas po to turi priimti pasiekmę. Pavyzdžiui, grafą Montekristą aš vakar naktį žiūrėjau, jo pabėgimą. Labai daug galvoju apie grafą Montekristą, būdama Utenoj. Dabar susilieja viskas, užsibaiginėja viskas. Griduk, tu apie save parašai ir tu palaikai žmogžudžius. Tik pažiūrėkit, pirmo numeriu tik pedofilė buvo. Šis žmogus buvo daug kartų perspėtas ir kiti, iš ko priima pinigus ir kokie tie pinigai. Ką jie su tuo darė? Niekino mane. Kadangi drąsiaus nebėra, aš dar čia. Vadinasi, šita istorija baigsis kitaip. Plius tai koreliuoja su planetų išsidėstymais ir vandenio. Pasauliniu mastu ir taip toliau, juk pavyzdžiai sklinda žinios, naujienos, plinta kiekvieną dieną nauji faktai, nauji kaltinamieji, narpliojamasi viskas vis giliau nuėjo į Europą. Iki karališkų šeimos narių. To nebesustabdysi, tai yra procesas neišvengiamas ir palies ir mūsų šalį. Tame sąraše Epšteino failas yra ir Lietuva. Yra ir Lietuva. Tai vat mane psichiškai veikia, kai jis apsimeta, kad negirdi, ką aiškinu, kas jam metai ir dėl ko palaiko ir tas asmuo mane persekė, nes jinai tame dalyvauja plačiai susijusi su mano teta ir aš asmeniškai susidūriau su šitų padarų. Monika motino širmenyse ir jam yra juokinga padugnė, nes jis pas turbūt iš jo veiksmų, iš jo primtų pinigų, iš tam tikrų asmenų, iš jo pasisakymų, kad jis taip mane žemina, jis yra pedofilas. Aš sudarau tokią nuomonę, kad jis yra pedofilas. Nebūtinai jis liečia, gal tik žiūri. Nes jo neapykanta, jo dergimas, jo glaudus ryšiai su pedofilų klanu, jo sugebėjimas daryti nusikaltimus ir toliau juos kartoti ir nebijoti atsakomybės. Manęs taip nekenčia tik jie. Tik jie.
Ir pirmą kartą jį pamačiusi, aš ėjau vemti. Kadangi jis taip akivaizdžiai daro viską ir aš nebegaliu tylėti ir pamačius jos snukį ir pabūų šalia, man tik blogiau. Ir akivaizdu, kad tik Monika jį išlaiko, šiandien tas vienus. Tik Liupuka manęs nepalaikė. Bet čia jūsų pasirinkimas. Tai nuo to ne man blogai. Ne man. Labai greitai bus įdomi to mazga. Man nerūpi šito padaro pagurklis, man labiau rūpi, ką jis padarė man ir mano vaikui, mano šeimai. Man labiau rūpi, kiek jis iš mano ir vaiko kančios uždirbo. Man labiau rūpi, kiek jį palaiko degradų ir nesuvokė, kur savo šeimą įkišo, tie degradai. Man labiau rūpi, kad jis toliau drįsta taip elgtis. Man iškart iš pirmo 8 karma. Jis drįsta toliau aiškinti apie kortas, kai aš negaliu mesti, jis drįsta toliau aiškinti. Jūs manęs nepalaiko, čia jūsų pasirinkimas, tik viena pedofilė jam minusą atneša, čia vien žmogus gal laimėjo. Neišink man. Aš jums suteikiu galimybę. Aš aukojuosi dar kartą ir suteikiu jums galimybę nueiti gerų kelių. Jūs jo neinat. Nesakykit, kad galimybė nesuteikta. Kristus turi aukotis. Tokia jau dalia. Toks jau darbas. Aukotis dėl avių. O išlieka vienetai. Be to, Aršauskas labai vėl daug prisišnekė ir toliau šneka. Toliau tą šneka, beje, jisai taip šnekėdamas valgė daug ir prisivalgė daug savo blogio.